Treneri, pirmosios emocijos po rungtynių. Tai yra fantastika, ką mes šiandien padarėm. Ir labai džiaugiuosi savo komandą, savo merginą, reakciją į tai, kaip žaidėm pirmose rungtynėse, ištaisytos klaidas. Ir manau, šiandien mes tikrai nusipelnėme šitos pergalės, nes atidavėme širdį viską. Ir tiesiog manau, ir pats žaidimas tai parodė, kad mes esame šiai dienai stipresni, o tai, kas buvo prieš tai kaip ir minėjau, buvo pasiruošimas. Ir noriu padėkoti visiems, stafui, vadovams ir tai, ką šiandien padarėme, yra fantastika. Grįžtant prie pačių rungtynių eigos, pirmasis kėlinys vyko atkakliai, vos per 6 minutės buvo pelnyti 2 įvarčiai, apsikeitė komandos po įvartį, vėliau žaidimas likti stabilizavosi, bet ką pasakėt komandai Rūbinėje, kad jau 55 minutė buvo 3-1? Tai visų pirma, ėjome, 2 komandos tikrai šiandien norėjo laimėti, tai matėsi be žvalgybos, iškart atakas, kovingumas, tai tikrai matėsi. O per pertrauką pasakiau nieko naujo, pasakiau merginas, tai, ką darot pirmam kėlinį, darom tą patį ir antram kėlinį. Tai veikia ir mes tikrai pasieksime teigiamą rezultatą ir jos tiesiog išėjo ir atidavė visą savo jėgas. Šiandien susidarė įspūdis, kas išėjo į aikštę iš pakeitimo, tas įnešė savo indėlį, naujos gyvybės, energijos į aikštę. Kaip vertinat tų žaidėjų, kurios būtent išėjo į aikštę ir atrodė iš karto davė tos reikiamos energijos? Aš manau, šiandien ne tik tas, kas išėjo į aikštę, davė energijos. Taip kaip dirbo šiandien Soliukas, stafas ir visi kiti, tai yra tiesiog fantastika. Tai noriu, kad mes toliau būtume tokie vieningi ir palaikytume vieni kitus, nes tik taip galime kažką pasiekti.